Europos Sąjunga dažnai kaltinama prarandanti savo ekonominę galią ir konkurencingumą. Apie tai su pikdžiuka kalba mūsų priešo ir sąjungos viduje vis dažniau galima išgirsti nevilties gaidelių. Ar tikrai viskas taip blogai? Labai abejoju. Pirma, toks vertinimas gimsta iš smarkiai pervertinto Kinijos ekonominio potencialo. Ir tai labai panašu apytikriai prieš 40 metų pasaulyje apėmusios japonomanijos, kai jau buvo skaičiuojamos net ne dienos, o valandos, kada Japonija taps didžiausia pasaulio ekonomika. Kalbos baigėsi, kai 90 metais šalį ištiko finansų ir nekilnojamo turto krizės, iš kurių Japonija lėtai kapinosi jau beveik 35 metus. Panašiai ir Kinijos ekonomika jau porą metų patiria didelius išbandymus, o nematoma jos rinkos ranka vis dažniau ištiesa, prašant valstybės paramos. Pasaulis vis geriau suvokia, kad Kinija nėra vien draugiška prekybos partnerė, tad ir Europos Sąjunga pradeda jungtis prie Jungtinių valstijų, kurios su Kinijos nesąžiningomis mainų praktikomis atvirai kaunasi jau beveik 10 metų. Atsakydama į nuogąstavimus dėl esą prarandamos galios metinėme pranešime, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen daug kalbėjo apie švarios pramonės vystymą, darbo vietų kūrimą, augantį konkurencingumą ir inovacijų plėtrą. Svarbu ir tai, kad taip pat buvo aiškiai vardintos nesąžiningos Kinijos prekybos praktikos bei paskelbta apie priemonės, kurių bus imamasi, kad Kinija nebegalėtų toliau lošti nesilaikydama taisyklių. Kita vertus, pasaulinių žaidėjų gali ir svorį tarptautinėje arenoje šiais laikais išties formuoja ne vien jų ekonominė galia, konkurencingumas ir kiti sunkiau apčiuopiami dalykai. Nors ginklais žvanginančioms Rusijai ir Šiaurės Korėjai tikėtina, rodos, kad viską lemia jų karinis potencialas ir ginklų gausa, tačiau globalios galios varžybos vyksta ne tiek karinės, kiek ekonominės galios laukose. Būtent ekonominis potencialas galiausiai nulėmė ir karinį valstybės ar šalių sąjungos potencialą. Pati globalizacija suaktyvino tarptautinę priekybą, per ją ir pasaulio valstybių tarpusavio priklausomybę. Kokia jinai tampri, labai aiškiai pamatėme per pandemiją, kai pradėjo trukinėti globalios tiekimo grandinės ir staigiai augti kainos bei trūkti prekių. Bijodamos panašių kataklizmų, valstybės dabar gan nervingai atsisuka į savo vietinę gamybą, bet kiek produktyvus toks kelias. Kaip ir viskas šioje žemėje, globali tarpusavio priklausomybė nėra vien gėris. Šiaip bendrai skaičiuojant globalizacijos privalumų nesuskaičiuojama daugybė. Tai ir galimybė prekiauti praktiškai su visų pasauliu, ir milžiniškas klientų skaičius, stulbinanti prekių pasiūla, jų įvairovė, augančios valstybių ir gyventojų pajamos ir prekybos rizikos valdymas pasitelkus rinkų diversifikavimą. Privalumų sąrašo neišsemia vien ekonomika. Tankesni priekybiniai ryšiai didina tarptautinę galią ir prestižą, o vertinant istoriškai galų gale lemia ir geresnius tarpusavėje prekiaujančių šalių santykius. Bet, kaip ir viską, kas yra gero, šitos dalykus irgi reikia mokėti. Ekonomistai tą kainą vadina alternatyviaisiais kaštais, o kadangi globalizacijos nauda milžiniška, tai vis geriau jaučiama, kokia didelė ta kaina. Daugėja prekybos karų, pernelyg dažnai didžiosios ekonominės galios dominuoja ne itin sąžiningais būdais, varžovai iš konkurencinės kovos stumiami dempinguojant prekes ir arba iki beprotybės subsidijuojant jų gamybą ir panašiai. Anksčiau ir vėliau net didžiausi rinkos optimistai pradeda suprasti, kad lauke, kuris įgali nesąžiningas partneris, normali prekyba negalima. Ir tada ateina laikas imtis atsakomųjų veiksmų. Niekam nepaslaptis, kad šiuo metu geriausiai nešvarias prekybinės praktikas yra įvaldžiusi Kinija. Po to, kai 2001 metais jį įstojo į pasaulio prekybos organizaciją, šalies ekonomika augo labai sparčiai. Ir per pastarosius maždaug 40 iš vienos skurdžiausių pasaulio valstybių Kinija tapo antrąją pagal savo BVP apimtis pasaulio ekonomiką. Tame kelyje jai labai padėjo šalis, kurios pirko Kinijos prekes ir tiekė jai technologijas bei įrangą. Integracija į pasaulio ekonomiką lėmė ne tik spartų ekonominį augimą, palaipsniui Kinija įgavo galių savo didžiulę rinką išnaudoti geopolitiniams interesams, o ekonominė prievarta greitai tapo bene mėgstamiausių Kinijos komunistų partijos užsienio politikos ginklų, ką patyrė ir Lietuva.
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Kinijos prekybos praktika praktiškai sužlugdė ES saulės energetikos pramonę. Stipriai subsidijuojamos kiniškos konkurentės iš rinkos pašalino daugelį jaunų europinių kompanijų. Novatoriškos įmonės buvo priverstos bankrutuoti, o perspektyvūs talentai išvyko užsienį. Naujausias pavyzdys – pasaulinės rinkas dabar užtvindantis pigesni Kinijos elektromobiliai, kurių dirbtinai žemą kainą palaiko didžiulės valstybinės subsidijos. Akivaizdu, kad tokios praktikos iškraipo bendrąją rinką. Kinijos elektromobilių gamintojai savo rinkos dalį Europoje didina išskirtinai sparčiai. Ir manoma, kad vos per 3 metų ji padidėjo nuo apytikriai 8 iki 15%, o kainos sumažėjo beveik perpus, nuo 67 iki 32 tūkstančių, tuo tarpu, kai per tą laiką europietiškų elektromobilių kainos padidėjo beveik 20%. Esminis klausimas, kas lėmė tokias tendencijas. Kinijos elektromobilių kainas Europos komisijos pirmininkė pavadino dirbtinai žemomis dėl didžiulių valstybės subsidijų, o tokios subsidijos, dėl kurių eksportas dirbtinai atpinga, yra uždraustos pagal Pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Ką jos reiškia mums, dabar perkate pigesnį automobilio, paskui turėsite labai brangiai mokėti už jo taisymą. Skaitydama savo metinį pranešimą, komisijos pirmininkė paskelbė, kad bus pradėtas tyrimas dėl Kinijos elektromobilių subsidijų. Apie jo pradžią oficialiai paskelbta spalio pradžioje. Pažymėtina, kad komisija šį tyrimą pradėjo savo iniciatyvą, tai būna gana retai, po to, kai surinko pakankamai įrodymų, kad pastaruoju metu padidėjęs pigių subsidijuojamų elektrinių transporto priemonių importas iš Kinijos kelia jau didelę ekonominę grėsmę sąjungos elektromobilių pramoniai. Atliekant tyrimą pirmiausia bus nustatyta, ar elektrinių transporto priemonių su baterijomis vertės grandinės Kinijoje gauna naudos iš neteisėto subsidijavimo ir ar dėl šito subsidijavimo analogiško automobilių gamintojams Europoje daroma arba gali būti padaryta ekonominė žala. Jeigu abu šie teiginiai pasitvirtintų, atliekant tyrimą bus išnagrinėtos galimos priemonių pasekmės ir poveikis elektrinių transporto priemonių importuotojams, naudotojams ir vartotojams Europos Sąjungoje. Ir jau remiantis tyrimo išvadomis komisija nustatys, ar šiuo atveju verta taikyti antisubsidinius muitus. Tyrimas turėtų būti užbaigtas per 13 mėnesių, bet jau po 9 mėnesių nuo tyrimo pradžios gali būti nustatyti laikinieji antisubsidiniai muitai, kad po dar 4 mėnesių būtų priimti galutiniai sprendimai. Labai tikėtina, kad šitas tyrimas pasibaigs kompensaciniais tarifais apskaičiuojamais pagal žalą, kurią, kaip manoma, ES kompanijos patyrė dėl Kinijos subsidijų. Atsižvelgiant į tai, kad Kinijos ir Europos elektromobilių kainų skirtumas yra apie 20%, tai panašiai toks ir būtų orientacinis kompensacinio tarifo rodiklis. Bei panašus baudžiamieji tarifai jau buvo taikyti subsidijuojamoms Kinijos saulės baterijų plokštėms. Be šio komisijos pradėto tyrimo taip pat neseniai paskelbta, kad nuo kitų metų Prancūzija pradės taikyti piniginės paskatas, vadinamasias žaliasias premijas ekologiškiausių elektromobilių įsigijimui, ne visų, bet tam tikros rūšės. Bendra šio numatoma paketo suma bus apie 1 milijardą eurų. Anksčiau 5 000 eurų vertės premijos buvo skiriamos visiems elektromobiliams, o dabar parama bus labiau tikslinė, atsižvelgiama į automobilio gyvavimo ciklą, sudedamasias dalis bei žaliavas, iš kurių jis pagamintas. Ir šitos naujos premijos galės viršyti 5 000, o neturtingi namūkiai galės, skurdesni namūkiai galės tikėtis net 7 000 eurų pagalbos. Prekybinės kovos neapsiriboja elektromobiliais. Visai nesenai Europos parlamentas pritarė ir vadinamajam sąjungos kovos su ekonominė prievarta instrumentui. Ši priemonė suteiktų galimybę imtis atsakomųjų priemonių prieš trečiasias šalis, kurios naudoja ekonominį šantažą prieš ES ar atskirą jos valstybę narę. Taip pat pradedamos nagrinėti rizikos, kurios kyla kritinių technologijų tiekimo grandinėms. 4 iš šių sričių – pažangių puslaidininkių, dirbtinio intelekto, kvantinių technologijų ir biotechnologijų – komisija pradės kolektyvinį rizikos vertinimą, kuris turėtų būti baigtas dar šiemet. Taigi prekybiniai karai panašu įgauna pagreitį ir kyla pavojus, kad Kinija ims keršyti sąjungai.
Galimi Kinijos prekybos apribojimai daugiausia paveiktų Vokietijos pramonę, tikėtinas ir neigiamas poveikis žaliojo kurso įsipareigojimus. Vis dėlto tai nėra labai paprasta. Kur Kinija pardavinės savo prekes, jeigu ne vienoje turtingiausių pasaulio ES rinkoje?